Gerą dieną visiems, sveiki, tiesioginės transliacijos pagalba atvykę į Mažeikius, į Šiaurės Lietuvą, snieguotą ir vėjuotą Urbo nacionalinė krepšinio lyga Mažeikių M-Basket prieš Kauno Žalgirio antrąją komandą. Mikalauskas suteikiamo jam erdvės ir čia klysta pataikyti, bet Žalgiris turi antrą galimybę. Iš to paties krašto tiesa dabar jau Kauno Žalgiris tęsia savo gerą atkarpą, savo komandos pirmuosius taškus. Rezultatyviausias komandos. Jokūbas Rudaitis, koks pasitikėjimas, koks komandos draugui. Mokšeckas nusimeta Motuzui. Šio dar vienas praskus. Čia toks metimas ir iš 7 ir buvo galimybė ir 5 iš 8, bet tada Adamsonas mynė liniją. Čia Bulanovas, čia pirmajame rate Kaune Žalgiris pirmąjį kėlinį taip pat laimėjo, tada kiek atidirbo Bulanovas. Ir pirmoji opcija Mažeikiams prie Šilutę. Karasovo taiklus tritaškis. Kajus Mikalauskas. Jo taiklus. Antroji galimybė, Grunkis su atšokimu, 3 taškai krepšiniui, 5 sekundės atakai. Nylas, vėlgi priverstinis metimas ir šį kartą aikštės pusę. Grunkis, jo prasiveržimas iki galo, žengti pražangos nėra, Bulanovas išsimeta tritaškį, traukia kamuolį Daubaris ir kaip jį ištraukia Urbanavičius šis Štombergas vėl atkovoja kamuolį ir dabar jau mobalus. Nikas Nylas. 10 atakos Žalgirio komandos atakos dalis. Kajus Mikalauskas dabar jau vienas pelnęs Dominykas. Čia Nikas Nylas. Prieš Grunkį. Nylas atakuoja iš toli. Dar vienas. 4 taškai. 2 metimai iš 10. Mikalauskas. Epsas perima kamuolį. Čia jau turi būti taškai. Galbūt bus ir gražus epizodas. Ševičius bando ir prie Mikalausko, ir prie Bulanovo. Nėra pražangos, bet yra 5 tritaškius per kiekvieną iš tų 4 mačų. Dabar Kolti Ilikas, kalbant apie pataikymą žaidimo. Ir čia Žalgirio atsakymas. 5 sekundės atakai. Nylas su pražanga. 2 metimas Daubariui. Naruševičius blokuoja varžovo metimą. Nylas galvoja apie perdamą Kolti Jangui, yra perdamas Naruševičiui ir pralaimėjimas yra į naudą Mažeikiams. Bet problema, kad Mažeikiai patys kokybiškos rungtynės, vienas iš jų yra Mikalauskas. 3 sekundės iš labai toli, Kajus Mikalauskas. D'Angelo Epsas, labai sudėtingas jo metimas. Žalgiris dar rengia ataką, Bulanovas ko gero tai gali neturėti jokios įtakos, nes dabar tarp šių dviejų komandų jau yra 5 pergalių Žalgirio pranašumas. Žalgiriečiai pratęsia savo pergalingą atkarpą, 8 laimėjimas iš eilės.